Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir aš vėl čia. Aš žinau, kad praeitas video buvo nekoks, buvo bloga kokybė ir panašiai nesumontuotas, nes aš filmau su telefonu. Telefonas yra dabar čia. Tai sauja, aš dabar filmuoju su kamera, aš galiu jums įrodyti. Kaip jums įrodyti? Aš galiu taip paimti. Ne, aš taip neimsiu, man tada labai sunkiai. Na, ble. Vienu žodžiu, gal matysi. Aš filmuoju su kamera. O čia yra mano padėkliukas. Tai jo. Šiandien darysiu kelių produktų apžvalgą. Tai bus iš Margaritos ir Avono. Ir dar 2 nagų lakai, pamiršau iš kokios svetainės. Tai jo, nu čia apžvalga tokia. Tai mes turime viską. Šitame maišelė bent jau turėjome. Dabar jau nebeturime, nes aš viską iškraušiu, nes aš nežinau, kelintą kartą šitą video vlogą filmuoju. Tai jo, visi daiktai yra čia. Pirmasis daiktas tai būtų rankų kremas su organo aliejumi. Man jis labai pamaitino rankas. Tik jis man nelabai kvepia. Pamaitino rankas. Galite matyti. Čia soriu švietimą. Taip, jo. Ir šiaip labai gerai pamaitino tos rankas, kaip jau ir sakiau. Ir jo. Tiek apie šitą dalyką. Kitas yra kūno purškiklis su granatais ir mangais. Aš tik nuplėšiau etiketę. Kažkodėl, bet nežinau kodėl. Man labai patinka nuplėšti. Ir šitas kvapas yra superinės, kaip matote, jau kiek išnaudojau šio. Jau kvapas. Ir jis toks gaivus, neapsunkinantis tos odos visos kaip apurški. Ir žiauriai geras kvapas. Kitas kūno purškiklis su arbata žalia, tai yra biškai stiprokas kvapas, bet nieko tokio. Kaip stiprus moteriški kvepalai. Tokie. Buteliukas yra toks. Jau nedaug išnaudojau, nes naudoju kitą. Ir soriu šitą apšvietimą. Tiesiog čia visą laiką bus. O sprendžiat, kas čia? Čia yra mano draugelis. Meškinas. Aš sėdžiu prie sienos. Karoči. Ir dabar čia yra toks vazelinas, lūpdažis, ką žinau, kaip starės. Vazelinas čia. Ir aišku jis, aš vėl nuplėšiu etiketę. Ir jis sorry, kas čia buvo, man tiek kažkas. Man labai kvepia braškėm, nes aš braškių sakiausi. Ir už jį nedaug mokėjau, tik tai eurą, nu tai reikėjo pabandyti kažką tai daryti. Ir jo, man jis labai kvepia. Bet šiaip jis konsistencija šudina, nes jis eina gabalais. Nu gal dabar neina, nes aš jį susitaisiau. Nes labai pamatina lūpas, o jo spalva yra tokia, jeigu matote, čia nais. Mes jį išblendinsim, mes netempam. Tokia. Kitas dalykas iš Margaritos. Iš Margaritos tai tonikas, akių valiklis, ten kažkas tai buvo taip parašyta. Ir aš tik pamiršau su kuo jis. Bet jis man žiauriai nervuoja. Jis žiauriai geras, bet jis žiauriai riebaluotas. Ir kai aš bent jau jį pasitepu, kai noriu nusivalyti sodų už mano plaukus, nes aš su jais nebesutvarkau. Ir kai aš noriu tą, užsitepę, viskas ok, bet jis taip apsunksta. O, Jėzau. Aš galiu išplakti jums parodyti. Aš galiu taip. Gal turės matytis. Čia yra konkretus. Čia nelabai matos, bet jo. Aš suprantu kaip garnyje, aš pirksiu tik garnyje, nes man iš Margaritos beveik niekas nepatiko. Ir dabar aš netyčia užsipiliau ir man vėl jos tos rankos įsusėjo. Ir aš turiu šitą vėl Avono daiktą naudoti, nes man jos įsusėjo.
per tą daiktą ir man visą įsausėjo viskas. Ir dar paskutiniai 2 nagų lakai, tai geltonas ir juodas, aš tik vėl nuplėšiu etiketę. Bet čia tokia pati. Kodėl mane fokusuoja kamera? Tai jo, man patinka juodas, bet jo reikia daug sluoksnių. Patais minusas. O raudonas, geltonas tiesiog ant manęs baisiai bent jau atrodo. Tai jo, čia vėl sorry, už ką girdėjote. Man atėjo užklausas. Tokius, tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, tikiuosi jums patiko ir neatsibodo žiūrėti. Tai laukite kitų video, kas savaitę darysiu po vieną video ir per rugpjūčio mėnesį bus arba 3 arba 2 dienos su manimi, nes keliausiu aš biškį. Tai jo, ate.